Sveikučiai, žinau, mes labai senai matėmės ir mano pasiteisinimai mokslai, laikas su šeima, self-development, toks darbas su savim. Bet svarbiausia priežastis, kodėl aš konkrečiai nefilmavau tiek laiko, labai ilgai, gal kokio pusantro mėnesio jokio video neįkėliau. Tai dėl to, nes mano telefonas, jis jau pavargęs yra nuo filmavimo, nuo editinimo ir jau turiu pradėti taupyti arba kamerai, arba geresniam telefonui, jeigu aš noriu toliau kurti turinį. Bet šiandien vis tiek sugalvojau, kad jau jūs pasiilgot manęs, aš pasiilgau jūs, tai pasitengsiu kažkaip nufilmuoti šitą video. Nežinau, kaip man seksis, bet aš pasitengsiu. Šiandienos planai yra pagrindinis planas, tai susitikti su drauge, su Kornelija. Tai būtent tam dabar ir ruošiuos, o paskui jau vakare, kai grįšiu tiesiog, darysim upgrade va šitos sienos visos, parodysiu, ką turiu ir kokia mano idėja yra ir vizija, tai čia pamatysit vėliau tai. Tai pasilikit šitą video. Naudoju šiaip jau porą savaičių, jau daugiau negu porą savaičių naudoju iš Parma Oil. Dar turiu kaukę ir prausiklę. Pasidėjus prie vonios, turiu C vitamino serumą ir turiu hyaluronic acid kremą. Žiauriai patinka viskas, kas buvo sausa po... ne viskas, bet didžioji dalis, kas buvo sausa po žiemos, žiauriai atsigavo. Tokia nuoširdį rekomendacija, jeigu kažkaip galvojat, ar pasibaigė koks serumas ir norit išbandyti kažką naujo, tai man dar kas patinka. Jokių kvapiklių nėra. Tinka jautriai odai ir panašiai ir tikrai nedirgina, nes visi tie kvapikliai, alkoholiai tarp kosmetinių priemonių tiesiog yra nereikalingi, kenksmingi ir geriausia žiūrėti sudėtį, kad būtų kuo mažiau sudėtyje visokių nereikalingų produktų, o būtų pagrindas kažkoks. Kaip žinom, serumus iškart reikia užtepti kremu. Tai man dar kas labai patinka su kremais, kad jie yra iš tokio didumo, iš ko gali paimti kremą, o nėra tas atsukamas kremas. Tiesiog kuo didesnis plotas gauna oro arba tu kiši pirštą ir panašiai, tai tą kremą gali užkrėsti bakterijom, o kadangi čia yra labai maža zona, žiauriai gerai, tu tiesiog pasiemi kremą, nereikia tau kaišioti ant pirštų į vidų. Aišku, čia kažkiek palėtė, bet tai labai maža dalis. Darysiu antakius, kol džiūna kremas, kad galėčiau užsitepti SPF-ą. Žiauriai džiaugiuosi pavasariu. Negaliu net patikėti, kad jis taip greitai eina ir jau gegužės 1 šiandien. Tai dėl to realiai turiu laisvą šiandien dieną. Tai ir su drauge susitinkam, nors jinai dirba, tai dėl to susitinkam ryte, dabar yra 10 ryto. Naudoju štai tokį SPF. Turiu 50 SPF ir noriu tikrai rekomenduoti, labai gerą kainą, apie 3 eurai gal tik tai, Eurokose. Gal virš 3, nežinau. Bet žodžiu, su ceramidais ir niacinamidų ir apsaugo nuo tiek UVA ir UVB saulės spindulių. Žiauriai geras, žiauriai patinka, jisai irgi neturi jokių kvapiklių ir yra skirtas kaip ir problemiškai odai, ar su akne, ar su rožinė. Šiaip vakar kaip tik sužinojau per paskaitas, tai neturi didelio skirtumo tas SPF-as. Nuo 30 iki 50 sakė, kad ten apsauga tik 1% padidėja, tai čia mitas, kad reikia kuo aukštes. Bet aišku, jeigu oda problematiška, tai ir tą 1% pasimsi, bet tiesiog kartais tarp tų aukštesnių SPF-ų būna geresnė sudėtis. Kažko labai daug nesidažysiu, bet bent jau šiek tiek, kad normaliu atrodo. Aš čia žiūriu vieną veidrodį ir dar į kitą veidrodį. Nekreipkite dėmesio, kad ten labai sukilęs kažkur. Šiaip dabar tikrai daug laiko praleidau prie savęs, kaip sakant, ugdymo. Daug ką sužinau, supratau su savim, daug klausimų klausinėjau ir labai šiftino ir persivertė mano mąstymas. Ir aišku, jisai dar verčiasi ir labai smagu matyti save tobulėjant, tarkim, kaip prieš metus ar prieš 2 mąstei ir manau, nuolatos turi tas vykti kiekvienam žmogui, kuris sako, kad gyvena. Manau, jisai turėtų jausti mąstymo ar kažkokius tai perversmus. Kai tu nustoji tą jausti, tai kažką blogai darai. Žodžiu, noriu pasakyti, kad būkit patient, turėkit kantrybę su savim ir su kitais žmonėms, supraskit, kad nėra labai lengva pakeisti savo mąstymą, ypač vyresniam amžiui, kai tu labai ilgai tiki tuom, kuo tiki. Tai yra sunku daryti, bet tai reikia daryti. Tai aš ir darau pastarąjį mėnesį taip stipriai jau. Darau tai nuolatos, bet dabar jau pastarąjį mėnesį tikrai stipriai susikaupiau ties tuo. Tai wow,
gyvenimas gražus, bet šiaip, jeigu kas nors norit pasišnekėti, parašyti, ar kažkas eina per sunkius etapus savo gyvenime ir reikia patarimo iš kokio trečio žmogaus, tai aš visada laukiu jūsų ir visada atrašau, bet kokiais klausimais tikrai ir negalvokit, kad ten trukdysit ar kažkas tokio. Ne. Aš manau, daugelį atvejų tiesiog užsibūnam su savo mintim ir nežinom, ką darom. Ir kartais tikrai padėtų nuošali nuomonė ar kažkoks patarimas. Jeigu galvojat, kad galėčiau jums patarti, tai kreipkitės, tikrai pasistengsiu padėti, o jeigu ne, tai bent jau išklausysiu. O kartais ir tas išsikalbėjimas duoda to tokio pačiam suprasti ir išgirsti save ir galbūt parašę žinutę, pamatysit to žinutė atsakymą, nes taip dažniausiai būna. Ok, tai vat jau susirašiau. Planas šiaip yra tiesiog susitikti su drauge pasivaikščioti po Bernardinų sodą, po centrą. Reikia, aišku, šiek tiek dalykų nusipirkti. Tai irgi eisim šiek tiek apsipirkti, bet šiaip girls time. Turim apie 3 valandas iki jos darbo, tai nežinau, kiek pafilmuosiu, bet susitiksim, kada susitiksim. Ir paskui, kaip ir sakiau, čia darysim dalykus. Ir outfitas mano toks šiandien. Tokie batukai paprasti. Topas, džinsai ir galvoju tokios kitokios dar spalvos pavasariškos įmesti į tokią tašytę rožinę. Labai cute, tiesiog. Galimai nutruko video filmavimas, nes telefonui 1% buvo likęs. Ir šiaip virš 10 000 žingsnių padaryta, tai jau privaikščiota. Žiauriai per daug parduotuvių praėjom, nes ieškojom visokiausių dalykų. Tai padarom haulą, ką aš nusipirkau. Fake darytas, nes noriu pasidaryti guacamole. Šiukšlių maišai, kvepiantis granatais, kročiai. Tiesiog rožiniai šiukšlių maišai. Lipnios juostelės. Prasme, gal 8 centų už visas pepko. Tu už dyką. Tada mamai puodelį nupirkau, nes mamos diena šitą sekmadienį. Ir žinau, galvoju, what the fuck puodelį. Bet mano mamai labai patinka puodelį ir sudužo. Tai jai patinka tokie didesni. Tikiuosi, kad patiks. Nežinau. Dar noriu gėlių, aišku, nupirkti ir dar noriu kremą nupirkti. Tai tiesiog šiandien neradau Eurokose, tai nenupirkau, bet jo, čia viena iš dovanėlių bus. Visą dieną galvojau, ką daryti vakarienei, nes aš to išvažiuoju į Panevėžį po paskaitų, tai tipo, žodžiu, nesipirkau maisto, kuris stovėtų ilgai, nes nebus kas ją valgo, tai nusipirkau padarytų blinelį lietiniai su įdaru, tai pabandysim šiandien. Žodžiu, mano vakarienė, neperku aš šiaip tokių dalykų ir gaminuosi maistą, bet tiesiog neapskaičiavau ir gaunas, kad neapsimoka. Fake kola. Tiesiog Lidl'e buvo. Realiai miestą jau dėl šitokių dalykų ir tai ne dėl tokių, bet, žodžiu, čia tie... Tai va, žodžiu, man jų labai reikia ir šiandien, ką darysim ant šitos sienos, tai man prireiks. Nes negaliu aš čia grįžioti. Paskutinis dalykas. Pirkau pabandyti, nesu bandžius šito garbanams, nes aš nesu tokių plaukų nešiotoja, aš turiu garbanas ir kai ateina vasara, aš rečiau tiesinu plaukus. Ir dažniau nešioju savo natūralius plaukus, kurie yra garbanoti, banguoti. Tai pabandysim, gal patiks, nežinau, net nevaščiau. Kvepia skaniai. Kvepia vyšniom, kokosais, net negaliu nusakyti, bet skaniai kvepia. Šiaip norėjau pasportuoti, nes pradėjus susportuoti kilimėlio turiu. Kilimėlį turiu tos gumas, tai jogą darau ir tada
kokius nors pratimus. Bet jau šiandien nebenoriu aš nieko daryti, nes atsivaikščiau ir kelią vėl skauda, tai apsirengiu ir eisim daryti kažką su šitą sieną. Tai jo, einu persirengti. Apsirengiau į Justin Bieberio maikutę ir šortus. Bet žodžiu, noriu paaiškinti, ką aš čia darau, nes niekas čia neaišku, man atrodo. Vienas dalykas, vakar atėjo man labai ilgai laukta AliExpress siunta. Ir čia yra toks kaip plakatas, kaip čia pasakyti, posteris, bet medžiaginis. Ateivis pas mane nusileido, žodžiu, su čakrom ir su mėnuliais. Ir aš noriu jį čia pakabinti. Aš šiaip svarsčiau ar virš lovos ar čia, bet aš manau, čia dabar bus. Kitas dalykas, pavargau šito dalyko. Per tą laiką užsiėmiau tapybą, tai nusipiešiau savo porą tokių piešinukų į tą tematiką. Tai noriu juos pasikabinti ir turėti tokį vaibą, nes augalai čia pas mane auga ir panašiai. Ir kažkaip man šitas it's not giving. Aš nežinau, šį ką nors, kad turiu pasiteis tą vision board, ateities vizijos lenta. It's not that I want you here, yeah. It's not the way you stare into my eyes. I know that I can make things clear. I fall for you every time I try to resist you. You get away, palm trees, beach views, and everything. All I wanna do is in the pictures on replay. Sit right next to you, you do. Try not to show how I feel about you. You wish you were, but you don't really want to. I just wanna get away, just sit right next to you. You, I don't wanna kiss you, yeah, I just wanna feel you, feel you. I want you around, around. I want you around, around. Aš nežinau kaip jums, bet man gražu. Man patinka, aišku, šitų piešinukų, tai aš dar tikrai pripiešiu, tiesiog norėjau, kad pirmiau šitas ateitų ir jo. Žiūri, fainai. Man dabar tokių spalvų, gyvumo prideda kambariai ir aišku, noriu dar šitą sieną, nes aš apie šitą sieną iš vis negalvodavau nieko virš lovos, bet manau, čia irgi ar kažkokį tokį vėl nusipirkti, ar kad ir tų piešinukų įvairiausių prisipiešti, man atrodo, labai gražiai, žiūrėkit, net per veidrodį matosi. Tai. Dar noriu augalus jums parodyti, kaip jie pas mane gyvena, ką tik biškį palėjau, tai dabar jie tokie biškį dar lapai nuleisti nepakylę. Šitam biškį jau gyvybės trūksta, ypač šitam, bet, man atrodo, jie tik kokį mėnesį ir būna gyvi. Šitą gražuolę biškį lapų numetus, bet tai good. Čia irgi gražu viskas tvarkinga. Čia prieš porą savaičių gal nusivaliau visas dulkes nuo augalų ir buvau langą nuvalius, bet prasme per porą savaičių. Karočiui. Jezu, čia, ką tu čia žiūri, Gabrielė? Kaip matot, atsirado naujas lapas. Jūs, man atrodo, paskutinį kartą matėt, kai buvo šitie 3, tai va, turim didelį lapą. Ir žiūrėkit, kas čia. Ogi naujas lapelis. Tai bus penktas lapelis jau. Aš labai laiminga. Ir dar labai geras ženklas, kad čia šaknytę išleidom. Reiškia, aš gera plant mom. Ir mūsų Brazilijus žiauriai daug gražių lapelių duoda naujų. Kaip matome, nauji lapeliai. Tai irgi jam čia labai patinka ir man labai patinka čia, kad jis yra arti mano lovos. Ir turim dar naują lampą. Labai happy ir galiu vakare tiesiog sėdėti prie tokios gražios šviesos. Tai va tokios tokelės, manau, reiktų vakarienę jau įt pasidaryti, nes yra apie 6 jau. Ai, ir šitą padėjau čia. tą vision board ir man atrodo visai čia gražiai ir atrodo tos spalvos, ta prasme, taip visai gal ir tinka. Nes kažkaip iš čia labai per mažas buvo, aš sakyčiau, net gal ir tas plakatas gal galėjo būti didesnis, bet vis tiek, kadangi čia dėsi visokių daikčiukų, tai geras dydis, manau. Ja, dabar taip kambarys atrodo. Šiaip jau virš 5 savaičių kiekvieną dieną medituoju po 20 minučių, o kartais, kai turiu daugiau laiko, daugiau. Žiauriai faina, kad labai dar kol kas lengvai išeina pasiruošti tam, nes būdavo, kad bandau medituoti taip su disciplina, bet gaudas kokią savaitę, 2 ir kažkaip pasimirždavo, pasimesdavo.
Aišku, būdavo, kad tiesiog medituoju ir nebandau tos disciplinos turėti, o tiesiog kada noriu. Daugiau negu prieš 5 savaitės nusprendžiau, kad noriu jau taip rimtai pažiūrėti meditaciją. Tai labai tuo džiaugiuosi. Turiu begalę daug užrašų, kur užsirašinėjau savo potyrius, kaip jaučiuosi, kaip keičiasi mano mąstymas. Faktas, ne tik dvasiškume reikia tobulėti, bet ir savęs tobulinime, komunikacijoje, tarp santykių su draugais, su artimaisiais, su antrom pusėm, bet vis tiek svarbiausia, manau, yra bandyti suprasti, kas čia per realybė, kas čia per gyvenimas ir atrasti tą ramybę. Ir tiesiog noriu ir jūs, ne tai, kad eiti medituoti, nes daugam yra tai sunku daryti ir čia nėra lengvas dalykas, ypač disciplinuotai tai daryti, bet bent jau kažkiek pasidomėti kažkokias romantinės ar fantastinės knygas, kartais padėti šoną ir pasimti kokią nors psichologinę knygą, kuri iš tikrųjų atneš naudos. Tiesiog pamatysit, kaip lengviau yra suvokti šitą pasaulį, kaip lengviau yra nepykti, kaip lengviau yra atleisti, lengviau yra suprasti save, kaip lengviau yra matyti grožį visur, o ne tik negatyvą ir tiesiog pabiški taip tobulėti ir keisti savo mąstymą ir būti labiau čia ir dabar. Šito pakalbėjimu einu medituoti. Kaip matėt, pasidariau guacamole. Ir jeigu jums netyčia kyla klausimų, kodėl, tai aš nežinau kaip jūs, bet aš kaip ir visa Lietuva turiu savo guilty pleasure žiūrėti tobulą mačą. Ir kaip matot, įkeltas special. Tai įkėlė vakar, bet pasilikau šiandienai žiūrėti, tai žiūrėsiu ir man negėda už tai. Įrys pradėjau netyčia žiūrėti ir turiu užbaigti pamatytą paskutinę tobulo mečo special seriją. Šiaip į guacamole dar dedasi tikrai prieskoniai ir svogūnas, bet svogūno aš nenorėjau šį kartą. Ir prieskonių nedėjau, nes šitie čipsai prieskonių turi per akis, tai nereikia. Tai einu aš žiūrėti tobulą mečą. Stabdžiau visą savo žiūrėjimą, nes žiūrėjau į tą visą sieną ir pamačiau, kad kažko trūksta ir prisiminiau, kad draugė man yra padovanojus nunėrus girliandą ir uždėjau. Ir man atrodo dabar taip susijungia visai ir labai gražiai atrodo. Vis galvojau, kur galėčiau panaudoti šitą girliandą nesenai. Nu, so cute. Žiūrėk gražiai. Ir va, tobula vieta. Šis dar žiūriu tobulą mečą, nes ten labai ilga serija, bet reiks eiti makiažą nusivalyti, manau. Apšvietimas gal ne pats geriausias, bet nebenoriu degti viršutinės šviesos, tai naudosiu dabar kolageną vakare, užsitepu ir serumą ir kremuką ant viršaus. Ir lūpų balzamą. Buvau tikrai pasiilgus filmuoti, tai jeigu, tarkim, kažkokio tai kitokio vlogo norėtumėt, ar kokio nors video, ar gal norėtumėt klausimų atsakymų video, tai būtinai parašykit, pasiūlykit, kokių iš manęs video norėtumėt, ar kad kažkokią temą pakalbėčiau. Būkit aktyvus ir bendraukit, man tikrai daug fainiau yra, kai jūs parašot, ko jūs konkrečiai norit, apie kažką pakalbėčiau, kažko pasidalinčiau, kokį storytime gal norit išgirsti ir man daug geriau yra. Aš tada jaučiuosi, kad nekuriu kažkam, o jaučiu, kad kuriu kažkokiai
tikrai bendruomeniai, tikėjams žmonėms ir kad iš tikrųjų yra, kas žiūri, tai būtinai bent jau labas parašykit ar kažkas tokio. Labai ačiū kiekvienam, kuris parašėt, kad kur video, pasiilgau, taip toliau pasigendu tą video, žiūriu tą senus video, kur naujas. Tiesiog aš tikrai pasistengsiu daugiau kurti. Tai ačiū visiems, kurie žiūrėjot šitą video, kad pažiūrėjot iki galo. Susitinkam kitam video, net nežinau kokiam, galbūt vėl dienos su manim, galbūt kažką pakalbėsiu. Bye. And it goes a little